Labas, aš Kotryna Tamulevičiūtė, man 14 metų, mokausi Vilniaus Baltupio progimnazijoje ir esu 8-tokė. Labai mėgstu išbandyti naujus dalykus ir mane labai domina, kokią gimnaziją mes gausime. Sveiki, aš Vakaris Gudas iš Vilniaus Antakalnio progimnazijos, esu klasės seniūnas, man 14 metų. Norėčiau tokios mokyklos, kurioje būtų pakankamai mažai namų darbų, nes čia greičiausiai didžiausia problema. Tuomet, kad atrodytų gerai, kad galbūt būtų kažkokių senovinių elementų įdėta. Na, o aš gerą mokyklą įsivaizduočiau tokią, kur būtų reikalų mokytis, būtų reikalaujama daug, bet to pačiu būtų ir labai daug renginių ir būtų galima išbandyti labai daug įvairių patirčių. Na, dabar jau žiūrim. O, gavom Vytauto didžiojo gimnaziją. Sakyčiau, Įdomu. pasisekė. Girdėjau, kad šita mokykla garsėja tuo, kad nepriima mokinių. Sveiki atvykę į Vilniaus Vytauto didžiojo gimnaziją. Aš esu Lukas, 4 klasės mokinys. Aš Elena, irgi 4 klasės mokinė. Ir mes jums aprodysim mūsų nuostabią gimnaziją. Šiaip iš išorės mokykla atrodo gražiai. Jo, net nesitikėjau. Gerai, aš manyčiau, kad bendros erdvės reikėtų pirmiausia gal su joms susipažinti. Dabar mes esame vidinėme kieme, kur per pertraukas galima išeiti ir kai būna karšta pavasarį, čia dažniausiai daugiausia laiko praleidžiam, nes būna geriau. Yra dar visokių kitokių erdvių, kaip šokių salė, sporto salė, visokie muziejai, nukišti į kampelius ir ne tik laiptinėse, visą laiką faina pamatyti. Taip pat šitame kieme centrinis dalykas yra kupolas, jis yra naujas dalykas, taip pat tame kupole vyksta pamokos. Tai kėdės tenai labai fainos išdėliotos, minkštos, tai neskauda sėdėti labai ilgai. Dabar geriausia vieta yra, kur būti. Yra daug vietų tokių šitoj mokyklai, bet viena geresnių yra stalo futbolo kampelis. Čia žmonės susirenka, lošia stalo fulę, būna daug hebros, būna žiauriai smagu, būna netgi varžybų. Atrodo visai faina, ne? Taip. Naujoviškos erdvės. Šiaip man iš tikrųjų labai patiko kupolas, jis toks naujoviškas, ten mačiau ir ekranas yra. Projektorius, ne? Jo, projektorius. Ir tos kėdės, suolai, taip labai fainiai įrengta. Fainai, kad jie turi tą stalo futbolo kampelį. Jo, šiaip yra daug ką veikti ten. Aš duočiau vidutiniškai. Aš tai vos daugiau negu vidutiniškai, va tai va. Nes kol kas tikrai atrodo gerai ir dar turbūt pamatysim daug įdomaus. O man kažkaip knieti pažiūrėti, kas slepiasi už temos pavadinimų uniforma. Mūsų mokykloje uniformos dėja yra, bet jis nėra jau tokios ir blogos. Mes turime megztukus, mes turime maikes. Šią naują uniformą iš tikrųjų sukūrė mokinė, buvusi prezidentė. Dabar kaip tik šiuo metu sklando gandai, kad yra svarstamas uniformos tas kodas ir kaip rengtis, tai galimai bus kažkokie pokyčiai. Tai vat uniforma yra arba oficiali, tokia vat, su emblemom ir viskuo, bet taip pat yra ir uniformos tiesiog aprangos kodas, kur yra tiesiog maždaug guidelinai, kuriais reikia vadovautis. Ten, kad vienspalviai būtų ten maikės vienspalvės ir ten tamsios kelnės. Manau, kad uniformos naujoviškos. Tiesą sakant, man labai įdomu, kodėl vaikai taip nemėgsta tų uniformų. Atrodo, tokios geros uniformos ir vis tiek nori ateiti. O aš drįsčiau nesutikti. Aš savo mokyklai neturiu uniformos ir to labai džiaugiuosi, nes visi esam margi, visi galim pasirodyti, kokie skirtingi esam. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir aš asmeniškai norėčiau mokyklos be uniformos, nes tai kaip ir suteikia savotišką laisvę saviraiškai, nes kai kurie žmonės tikrai save išreiškia per rūbus, per aprangą, per stilių. Turbūt duočiau taip, nes uniformas gal ir nėra tokios blogos, bet bendrai uniformas jau man atrodo geras dalykas. Aš tai vertinčiau geriau. Aš manau, kad va tai va arba va tai va kažkaip, nes atrodo patogu, bet man nepatinka, kad nėra pasirinkimo. Todėl ne va tai va, bet kažkaip va taip va. Taip, man visai įdomiai atrodo žiemos sodas. Gal dabar būrelius paimkime, nes... Na gerai, o paskui žiemos sodas. Jo, kad būtų pagrindas ir tada galėtume... Gerai. Na, o būreliai pas mus būna į 3 kategorijų. Turim meninius, turim sportinius ir turim mokslinius. Iš meninių yra teatro studija N7, yra choras Fortuna, šiuolaikinio šokio studija, bet jie šiaip šoka ir tradicinius liaudies šokius. Ir taip pat turime muzikos studiją, arba kai mes taip čia mokyklai vadinam ansamblį labiau. Teatras kiekvienais metais organizuoja įvairius vaidybinius pasirodymus, po spektaklį bent jau vieną. Mokyklos ansamblis tai realiai yra toks kaip
bendo formos, tiesiog yra muzikos grupė, kažkas groja bosų, kažkas būgnais, kažkas dainuoja, klavišai ir panašiai. Šokių studija irgi šoka renginiuose čia mokyklai, ypatingai per kovo 11 ir vasario 16 ir visas kitas tokias tautinės ir didesnės šventės. Iš sportinių mes turime tinklinį, krepšinį ir įvairius kitus sportus, pavyzdžiui, smiginį ir šaudimas su lazeriniu pistoletu. Iš mokslinių būrelių turim įvairius chemiją, matematiką ir fizikos, man atrodo, dar yra būrelis. Nu jo, čia turbūt tų būrelių kaip pamokų. Šiaip, būreliai nustebino iš gerosios pusės, bet kažkaip negirdėjau apie kalbas praktiškai nieko. Ir debatų pritrūko, nes kiekvienoje gimnazijoje, man atrodo, turėtų būti debatai. Tai mūsų bendras verdiktas, įvertinimas būtų... Greičiausiai pakankamai geras. Mes praeitą kartą sutarėme, kokį imsime sekantį, tai jau čia net neklausimas. Gerai. Imsim žiemos sodą. Dabar mes esame literaliai žiemos sode. Šitas žiemos sodas yra su istorija. Tai 2005 metais, kai jau mokykla atgavo savo vardą, čia apie 500 mokinių neleistinai įėjo į šitą mokyklą ir pasiliko, ir valstybė tuometinė nepatiko jai tai, bet neišvarysi 500 mokinių, taip kad leido pasilikti čia, bet nedavė jokio finansavimo. Čia susibūrė tėvai, mokiniai, mokytojai ir padarė tokią socializacijos projektą. Ir šitas žiemos sodas yra vienas iš to projekto vaisių. Tai jie visą mokyklą atnaujino, remontavo, mokiniai valė kabinetus, viską irgi. Netgi iki šiol yra tokia tradicija išlikusi, kad mokiniai vieną kartą per pusmetį vieną savaitę valo kabinetus. Šiaip iš tikrųjų žiemos sodas iš gerosios pusės labai nustebino ir visai patiko ta idėja, kad jie kartą per pusmetį tvarkosi, valo kabinetus, nes aš manau, kad tai yra svarbu. Ir jeigu visi tvarkosi, visi yra suinteresuoti jų kaip ir vėl neišpurvinti ir palikti juos kiek galima švarius. Arba šitie mokiniai toj mokyklai iš tikrųjų tokie geri, arba juos privertė kažkas taip pasakyti, nes aš turiu tokių įtarimų. Aš taip nepakalbėčiau greičiausiai. Aš vertinčiau visiškai teigiamai. Aš vertinčiau kaip ir teigiamai. Na ir kokią temą dabar pasiimti? Gal valgyklą? Ką manai? Arba tvarkaraščius? Na gerai, tvarkaraščius tada. Pas mus tvarkaraščiai įdomus. 9-okai, 10-okai turi klasės tvarkaraštį, o 11-okai, 12-okai turi kiekvienas žmogus savo individualų. Tai reiškia, kad mokslo metų pradžioje, jeigu kažkas labai nepatinka, galima čiut pasikuruoti pas administraciją nuėjus. Tai labai dar smagu todėl, nes mes nežinom, kas yra mūsų klasėje 11-12. Visa laida, visi metai yra susimaišę ir pamokos maišosi, netgi klasės valandėlės, kas atrodo keista, nes turėtų būti mūsų klasė, bet ne, yra iš skirtingų klasių. Tai teoriškai mes turim jas, bet neturim. Taip pat per pertraukas išeiti dėja negalima, bet galima išeiti visą laiką į vidinį kiemą. Šiaip kažkaip nedžiugina, kad per pertraukas negalima išeiti, nes daugumoje gimnazijų nuo 9 klasės jau galima išeiti, o dar tas, kad nuo 11-12 klasės kiekvienas turi individualų tvarkaraštį. Gal ir gerai, kad pažįsti daugiau žmonių, bet nelieka to klasės bendrumo, kuris buvo, to artumo pildomo tokio. Dažniausiai pamokos prasideda nuo 9, kas smagu, nes galima ilgiau pamiegoti, bet būna ir nulinių pamokų, tai reiškia, kad jos prasideda nuo 8, tenai būna arba modulis, arba tiesiog pamokos, o baigėsi pamokos vėliausiai, be 25, gan vėlai, bet dažniausiai taip nebūna. Šiaip man nepatiko šita dalis apie tai, kad pamokos nuo 9, nes tada jie labai vėlai grįžta namo. Kaip pavyzdžiui, jiem tada reikia paruošti namų darbus ir kaip dar suderinti, jeigu su būreliais. Irgi labai sunku, jau niekur nebespėja, jeigu pamokos baigėsi praktiškai 5. Net nežinau, man atrodo, kad šita dalis man kaip ir patiko, bet turi ir neigiamą pusę. Net nežinau, čia buvo labai toks unikalus pristatymas šitos dalies, bet... Aš vertinčiau taip per vidurį, nei pritariu, nei nepritariu. Toks, nežinau, man labiau patiktų, kad pamokos prasidėtų do 8, o tas pasibaišimas ir geras, ir blogas tuo pačiu duosiu taip. Aš tai neutralus, kaip ir, tačiau mane sudomino šita sistema ir aš dėčiau va tai va, šiek tiek daugiau negu per viduriuką. Aš norėjau valgyklą. Pažiūrėjau valgyklą. Gerai. Taigi, čia matome mūsų valgyklos valgiaraštį.
Visi čia pagaminti patiekalai yra švieži ir skanūs. Įdomiai atrodo, bet pasiūla atrodo nedidelė. Jo. Kainos vyroja nuo 3 iki maždaug 4 eurų. Nuo 3 iki 4 eurų. Kaip patiekalai gal ir visai neblogai, bet turėtų tada būti gera kokybė, nes... Turėtų būti gera kokybė ir pakankamai didelės porcijos. Tačiau būtent dienos sriuba yra 1,20 € ir gali įsigyti komplektą, kuris bendrai gaunasi apie 3,5 maždaug eurų. Tai tikrai nėra labai blogai. Ir iš tiesų valgiaraštis keičiasi kiekvieną savaitės dieną. Mano mėgstamiausia diena yra trečiadienį, nes tada būna Kijevo kotletai, o čia PVDG Kijevo kotletai yra... Čia jau neblogai. Ir taip pat turim pasirinkimų mūsų žaliavalgiams arba vegetarams, veganams. Šiaip manau, kad visai gerai atrodo, naujoviškai. Šiaip jeigu galima sriubą ir tas dienos pietus nusipirkti už 3,5 € kaip minėjo, tai šiaip visai neblogai, sakyčiau. Vertinčiau teigiamai. Aš irgi teigiamai. Taip pat. Man atrodo labai svarbus aspektas yra renginiai. Taigi, mes dabar esame mūsų mokyklos aktų salėje. Ir mes jau noriu papasakoti apie renginius. Pradedant nuo rugsėjo 1. Pas mus tikrai ypatinga rugsėjo 1 yra. Pas mus ateina atlikėjai visokie garsius. Šiaip pati aktų salė ganėtinai didelė atrodo, ne? Tokia visai graži. Jinai tokia advance, sakyčiau. Jau kaip kine praktiškai. Žvaigždės mūsų direktorius pakviečia. Pavyzdžiui, Donatas Montvydas buvo Vagelis atėjęs, Rokas Jan. Tikrai labai įspūdinga būna ir labai smagu žiūrėti, kaip dainuoja mum. Mane nustebino, kad ateina čia žvaigždės. Tada būna visą laiką mokytojų šokis. Čia irgi būna wow momentas, nes nieks nesitikė. Bet taip pat šoka ir naujokai. Pirmokai kartu kelias dienas prieš rugsėjo 1 daro flash mobą. Taip, nepamirškite to. Jūs turėsite ateiti 2 dienos prieš rugsėjo 1 ir susikuruoti, susistatyti šokį ir tada šoksite per rugsėjo 1. Aš atsimenu savo šokį, jis buvo įspūdingas, pas mus netgi buvo atvažiavusios Vespos, niekada nepamiršiu, tikrai buvo labai geras dalykas. Kažkaip keista, kad tą šokį tu turi susistatyti ateit prieš rugsėjo 1, nes kažkaip dar norisi gal vasaros biškit, taip. O man tik atrodo, kad gerai, nes vieni kitų dar nepažįsta ir susitinka, kad tą šokį susistatyti, susibendrauji, dar vis tiek ne toj mokyklinėje aplinkoje, dar nereikia pamokom rūpintis, tai kaip ir galima ir draugus susirasti. Taip pat mokykloje organizuojam diskotekas. Manau, kad diskotekos yra labai gerai. Būna dažniausiai Helovyno ir Valentino dienos diskotekos, kur irgi atvažiuoja svečių. Prieš kelis metus į Helovyno diskoteką buvo atkeliavusi DJ Nevykėlė ir tais pačiais metais į Valentino dienos diskoteką atkeliavo Benny B. Kiekvieną gegužės mėnesį dar mokinių taryba organizuoja tokį renginį pavadinimu Metų mokinių ir mokytojų apdovanojimai. Pasidarom nominacijas tiek mokiniams, tiek mokytojams, prabalsuojam už žmonės, kurie tas nominacijas turėtų laimėti ir per renginį tuos žmonės apdovanojam. Aš manau, kad šiaip labai faina, kad turi daug renginių, bet jų yra to pačiu ir ne per daug ir kaip ir sudėti svarbus taškai. Man labai patiko, tai... Irgi, va tai va. Gerai, tai ką čia dar norėtume pažiūrėti? Gal fun factą? Galim. Davai. Visai įdomiai skamba. Taigi toks trumpas fun factas. Kiekviena laida, kai baigia savo laiką šioje gimnazijoje, palieka kažkokį testamentą nuo savęs. Tai yra kažkoks palikimas, kuris po to įsiamžina būtent šitose erdvėse. Ir aš jau noriu parodyti, ką padarė 103 laida. Jie baigė mokyklą prieš 5 metus ir jie paliko štai tokį kompiuterį, nes jie baigė mokyklą karantino laikotarpiu. Taip pat turim įvairių kitų palikimų, kaip mano mėgstamiausias, bet štai ši gitara. Ją paliko 50 laida, kuri baigė mokyklą prieš 58 metus. Gerai čia sugalvota, sakyčiau. Šiaip nemanau, kad čia svarbiausias dalykas, bet šiaip visai kietai. Aš vertinčiau teigiamai. Aš irgi, pakankamai teigiamai. O tai gal dabar pažiūrėkim sportą? Taigi sveiki atvykę į mūsų sporto salę. Čia kartais lankosi Domantas Tarkauskas, o dabar čia vyksta krepšinio varžybas tarp mūsų mokyklos pirmokų ir antrokų. Šiaip labai nudžiugino, salė atrodo tokia nauja, graži, man kaip žaidžiasi tiek metų krepšinį. Labai patinka balkonas, kad gali būti žiūrovų ir langai, labai šviesu. Šiaip labai graži salė, man labai patinka. Pas mus irgi mokykla yra balkonas, bet nežinau, ar ten tiek žmonių sutilptų. Bet jo, salė šiaip panaši ir pas mus, šiaip čia visai neblogai atrodo irgi. Sportas šito gimnazijoje mane labai tenkina, labai patinka, tai vertinčiau
Tai gerai, renkamės ką? Laboratorija? Čia yra mūsų laboratorijos klasė, tai čia vyksta fizikos, chemijos, biologijos pamokos. Taip pat vyksta tarptautinio bakalaureato pamokos ir iš tikrųjų štai ten, kur dabar tikriausiai nelabai matosi, vyksta tarptautinio bakalaureato visokie moksliniai bandymai. Cheminiai tyrimai visokie. Žiūrėjau, fancy, kur ten bus... Jo, čia taip nepaprastai, žinok. Žodžiu, crazy. Man atrodo, iš tikrųjų, šitą mokyklą turi labai gerą laboratoriją ir tikrai pasvarstyčiau gal į ją ir eiti, nes tikrai sužavėjo. Labai gražus kabinetas, taip naujoviškai viskas. Mūsų vertinimas. Šimtukininkai ar žvaigždė? Šimtukininkai, sakyčiau. Taigi, mes dabar čia stovime prie gimnazijos įkūrėjų Jono Basanavičiaus, Povilo Gedelionio ir Mykolo Biržiškos ir mes dabar papasakosime apie šimtukus. Elena. Tai mūsų šimtukininkų tikrai yra nemažai. Šiaip vidurkis dažniausiai būna apie 30-40 šimtukų, kas yra wow, bet praeitais metais buvo netgi 90, tai čia iš viso viršūnė. Amazing. Reitinguose mes visada pasirodom gan gerai, esame gan aukštai ir kažkuriais metais buvom pirmi tarp mokyklų, kurios nedaro stojamųjų. Ir mūsų direktorius netgi praeitais metais buvo išrinktas Lietuvos metų direktorium. Šitas direktorius galėjo lyginti su Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorium. Labai įdomu. Patiko, kad suteikė informacijos apie tos įkūrėjus ir praeitų metų rezultatai buvo labai geri. Šiaip tai jo, aš neturiu ką pridurti. Ypač kaip nevykdančiai atrankos mokyklai. Šį kartą duočiau 50/50. Aš duočiau tiek. Na ką, mums liko vienintelė tema. Žvaigždės. Šičia yra mūsų pasiekimų siena, mūsų trofėjų siena, lentynos, pilna visokių nugalėjimų ir medalių. Pavyzdžiui, teniso stalo, stinklinio, krepšinio, smiginio, šaudimo lazerinio ir pneumatinio netgi. Vieną kartą ėjau irgi į varžybas. Ir tarp mokyklinės varžybos buvo šaudėm pneumatiniu pistoletu. Ir mano komanda laimėjo antrą vietą ir čia yra trofėjus padėtas. Taigi, mūsų gimnazijai mokėsi ir ją baigė visai nemažai įžymių žmonių. Tokių kaip Karolina Meskino, Gytis Radzevičius, buvęs švietimo ministras ir taip pat grupė Kedrų stuburas, kurie iš tikrųjų susibūrė ir pradėjo kurti tarp šių gimnazijos sienų. Ne tik tai, bet ir mūsų mokytojai mokė įžymius žmonės. Nebūtinai šitoje mokykloje, bet, pavyzdžiui, buvo toks žmogus Gitanas Nausėda, kuris dabartinis Lietuvos prezidentas yra. Arba Donatas Montvydas. Taip. Ir vis išgirstam naujienų apie naujas grupės, naujus atlikėjus, kurie pradeda savo kūrybos kelią čia ir mes tikrai tikim, kad iš jų išaugs nuostabus menininkai. Dar bus įžymybė, dar bus. Nu jo, čia tai įdomu. Šiaip su paminėtom žvaigždėm man susidarė toks įspūdis, kad čia daugiau žmonės prie meno, trūko daugiau tų mokslinių pasiekimų. Visai fainiai, kad tuos trofėjus išstato, bet kaip ir kasdieniam gyvenimui toje mokykloje ir atmosferai, jie labai neturi, jie ten yra ir yra. Aš manau, kad vertinimas visai neblogas. Dėčiau va tokį. Aš labiau tokį. Šiaip šitą mokyklą vertinčiau teigiamai, labai sužavėjo ir laboratorija, ir renginiai, ir žmonės pasirodo štai, kurie pasakojo labai faini, bet mano mąstysenos nepakeitė ir neplanuoju šitą gimnaziją stoti, nes viskas tiesiog taip susideda. Manau, kad tikriausiai, kad ten labai sunku įstoti vis dėlto. Bet kaip gimnazija jinai yra tikrai nebloga ir aš manau, kad tie, kurie ten mokosi, yra tikrai bus gyvenimai parašyti gerai. Tai bendrai, neskaitant visų minusų, prisimenant lazaniją, laboratoriją ir kitus dalykus, vertinčiau visiškai teigiamai. Aš vertinčiau kaip ir teigiamai. Ačiū, kad lankėtės mūsų nuostabioj, puikioj Vytauto didžiojo gimnazijoje. Aš esu Lukas, čia Elena ir tikimės, kad jūsų kitas akademinis žingsnis bus štai čia Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijoje. Taip. Ir su šita nuostabia žinia. Tikimės, kad jums kažkas patiko ir mes atsisveikinam. Iki kitų kartų. Čia buvo Lukas ir Renata, ate! Čiau, čiau.